Šiandien pas mus studijoje žmonės, kurių dainos skamba nuo vestuvių salių iki didžiausių Lietuvos arenų. Grupė Karaliai! Ką klausai? Ką klausai? Stiprybė, drausmė, pasiaukojimas – tai Lietuvos kariuomenė. Pažink kario kelią, pratybų realybę ir mūsų gynybos pajėgumus iš arti. Žiūrėk laidą Lietuvos kariuomenė sekmadieniais 10:30 min. Per ETA Plius televiziją. Kiekvienas mes turime savo tylą, mintis, jausmus, svajones, džiaugsmus, o kartais ir rūpesčius, apie kuriuos dažnai kalbėti yra nedrąsu. Ir kartais išgirdus kitą lengviau pasidaro suprasti save. Tylūs dalykai garsiai, tai atvira, nuoširdi ir įkvepianti psichologinės sveikatos laida, kur pokalbiai tampa atradimais. Kiekvieną savaitę su laidos pašnekovais gvildensime emocinės sveikatos temas, kalbėsime apie atradimus, praradimus ir išgyvenimus ir gilinsimės, kaip pagaliau atrasti laiko sau ir sugrįžti į save. Kiekvienoje laidoje jūsų lauks rubrika Minties minutė, trumpa, bet prasminga įžvalga arba pratimas iš specialisto, tai bus lyg savotiška minutė sau. Laidą nuo rugsėjo 13 dienos naujame ETA Plius televizijos sezone stebėkite šeštadieniais 10:30 min. Aktualijų laida Alfa Taškas sugrįžta dar vienam sezonui. Nauja koalicija, pasikeitęs ministrų kabinetas, tebesitęsiančios ir naujos politinės rietenos bei diskusijos, į kurią pusę plauks Lietuvos ekonominis, socialinis ir saugumo laivas. Kokie įvykiai visame pasaulyje lems mūsų dabartį ir ateitį. Dar išsamesni pokalbiai ir diskusijos Alfa Taškas laidoje nuo rugsėjo 18 dienos. Kaip skaniai kvepia šis keksiukas, bet neapsigaukite, jis pagamintas iš keramikos, o jį galima pasigaminti meno tiltuose. Tad švenčių magijos laida atvyko į meno tiltus ieškoti kalėdinių dovanų, o čia jų gausybė.